Šventasis pažadas. Padarytą įžadą įvykdysiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties. Jonos knyga 2 skyrius 10 eilutė. Pranašas Jona gavo pavedimą iš Dievo. Jis turėjo skelbti apie Dievo teismą Ninevėje. Šis miestas dėl savo žiaurumo buvo žinomas visame pasaulyje. Jis dėl to jo nenorėjo eiti. Taigi, miestas turėjo žlugti. Toks būtų teisingumas. Jona pasiėmė laivą ir ketino nuplaukti į pasaulio kraštą, ten, kur Dievas jo daugiau nebepagautų. Visgi, Dievas irgi nebuvo kvailas. Jis pažinojo savo pranašus. Ir visų pirma, jis siuntė audrą, tuomet įmetė Joną į jūrą, o tada dar leido ką tik sukurtai milžiniško dydžio žuviai jį praryti. 3 dienas ir 3 naktis Jona neišbuvo žuvies pilve. Tuomet pagaliau griuvo jo išdidumas bei užsispyrimas. Jis sutiko išpildyti Dievo, taip ir pažadėdamas Viešpačiui. Tada Viešpats liepė žuviai Jonai išpjauti ant kranto. Dievas suteikė Jonai antrąjį šansą. Eik į Ninevę ir paskelbk visą, ką aš tau pavesiu. Ir šį kartą Jona iš tikrųjų išėjo. Ne visuomet viską turi taip toli. Savo pažadus Viešpačiui turime įvykdyti. Juk vis davėme žodį. Tai šventieji pažadai, kurias mes davėme Viešpačiui. Kuomet mes juos įdome, pats mums padeda. Bet jeigu mes apsigalvojame, jo palaimė mus apleidžia. Šventasis pažadas Viešpačiui yra šventas. Jame mes esame susiję. Aš esu keletą kartų Viešpačiui kažką pažadėjęs. Vis dėlto gyvenimas teisės ir aš negalėjau išpildyti savųjų pažadų. Jie slėgė man į sielą. Kaip gerai, jog galėjau kreiptis į Jėzų. Ir jis man atleido. Jis išlaisvino mane iš mano pažadų. Nors man tai kainavo keletą ašarų. Lygiai taip pat yra ir su pažadais, kurias mes duodame kitiems žmonėms. Jie Dievai yra šventi. Jis galvoja, jūsų taip ir yra taip, o jūsų ne ir yra ne. Bet etimasis šiandien ir ten, kartais taip, o kitą kartą ne, vėl ne. Dievai tai yra atmestina, dėl to ir jis mūsų neapgaudinėja. O mes esame jo liudininkai čia žemėje. Kokį įspūdį žmonės apie tokius nepastovius daug nesusipratimo kilo iš to, kad kažkas buvo kažką pažadėjęs ir vėliau savo pažadą neįsilaikė. O žmonės visiškai pasitikėjo. Net tavasis žodis Dievo įrašas. Tu negali to žodžio vėl ir vėl keisti. Dažnai yra geriau nieko nežadėti, tuomet nekyla jokių sunkumų. Tuomet tavo taip bus tvirtas taip, o ne bus ne. Nekeis duoto žodžio mylimiems žmonėms, nes gailėsies. Būk tvirtas Viešpatyje, nepasiduok žmogiškai įtakai. Dėkoju Jėzus taip, man yra uolos tvirtumo, ant jo galima statyti. Tu visada laikaisi savo pažadą. Noriu būti toks kaip tu, o mano žodis privalo galioti. Atleisk, kad nuvyliau kitus, sulaužydamas jiems duotą žodį. Dėkoju už tavąjį atleidimą. Noriu pasitaisyti. Padėk Viešpatie. Padėk ir dėl greito mano lyžių. Kad nebūčiau toks greitas, duoti pažadą, bet gerai apgalvočiau, o ir tavęs pasiklausiau. Atleisk, kad iš noriu įtikti, ar iš noriu laimėti draugystę, buvau linkęs greitai pažadėti. Tai nėra teisinga. Leisk ir padėk man būti kaip tu. Amen.